Išties Živilė turėjo pakankamai nemenką išbandymą, kuris susidėjo iš 3 pagrindinių etapų. Tai yra, ji vadovavosi ypatingai žemo kaloringumo dieta, kurios metu vartojo Nutrilės produktus, ir Živilė per dieną suvartojo maždaug 580–600 kalorijų iš viso. Ir labai svarbu pasakyti, kad tarkim žmogus, kuris laikosi vieno produkto dietos, ko gero viena populiariausių ir visiems puikiai girdėta yra grikio dieta, tikrai negaus iš to vieno produkto tiek maistinių medžiagų, kiek jis gali gauti ir turi gauti per dieną. Jei mes paimtume 3 varškės pakelius arba pavyzdžiui 100 gramų anakardžių riešutų, tai būtent šie 2 maisto produktai kiekvienas atskirai turėtų apie 600 kalorijų. Įsivaizduokite, kad tai yra tikrai labai mažas maisto kiekis ir būtų labai sunku. Ko gero, antrasis etapas buvo jau šioks toks lengvesnis, kalbant apie kalorijas, kadangi Živilė turėjo apie 1000 kalorijų meniu, į kurį buvo įtraukti ir Nutrilės pakaitalai, kurių ji pati norėjo ir norėjo jos vartoti tiek prieš treniruotę, tiek po treniruotės. Na ir trečias etapas, kuris savo įvairovės prasme, ko gero, buvo pats įvairiausias dalyviai, turėjo jau daugiau kalorijų, kurias be abejo jį suvartojusi, užsiėmė dar aktyvesnė fizinė veikla. Živilei buvo pasiūlyta sportobirža.lt programa, tai treniruotės namie, ir iš pradžių pasiūlėme jai atlikti pilateso arba kalanetikos treniruotės. Kiekvieną dieną nueidavo po 10 000 žingsnių. Tai tokie ir buvo reikalavimai, ir po to netgi ir nustojus projektui, jie vis tiek man vis dar iki dabar siunčia žingsnius. Tai aš manau, kad ji eina tikrai tinkamų kelių, ir aš jai, žinokit, dar po mėnesio parašysiu. Mažiau valgyk, mažiau ryk ir visi kiti šitie kitos replikos, tai skirtos yra tiems, žodžiu, kurie iš vis nieko nedaro. Svarbiausia daryti bent kažką. Aišku, kiekvienas žmogus renkasi savo, kaip sakant, vienas nori badauti arba valgyti grikius tik tai visą savaitę, o kitas renkasi tokį kelią, kaip aš pasirinkau. Ir aš tuo labai džiaugiuosi, nes man nesijautė, kad aš laikausi kažkokios tai dietos. Aš mėgavausi kokteiliais Nutrileso sriuba, antroji projekto pusėje, kuris įvedė batonėlį ir jogurtinis gėrimas iš vis fantastika, tai nematau iš vis jokių minusų, tiesiog siūlau kiekvienam pabandyti ir tuomet jau komentuoti. Agnė siuntė tau linkėjimus, jinai šiuo metu Tokijui, bet galėjau stebėti visą tavo gražėjimo procesą ir labai tave sveikina ir tu tikrai nuostabiai atrodai ir labai nori tave palaikyti ir kad kasdienoje jaustumėsi gražiai, stilingai ir madingai ir kad tai būtų daryti lengviau, tai Agnė dovanoja tau savo naują leidinį Stilingos asmenybės kalendorių, tu tokia tikrai esi, tai būkime gražios, žavios. Ačiū labai. Pagirų sulaukiau begalę ir nei vienas nesakė, kam tau to reikia, nes visi pastebėjo, kad tai yra tiesiog man į naudą, nes truputį jau buvau peržengus tą savo tokią ribą. Ir jeigu mes kažkurį tai laiką truputį buvom apsileidę, tai dabar yra pats tas momentas, kada tu gali susiimti ir ta pradžia, kaip sakant, jeigu valios nebuvo, į geresnį rytojų, tą kūdesnį rytojų.